Sveiki, mėly medžiotojai, žiūrovai, gamtos mylėtojai. Kažkiek laiko praėjo nuo paskutinės miškų naujienų laidos ir mes turėjom galimybę sukaupti šiek tiek įdomių naujienų. Viena iš tokių yra iš Prienų rajono, kur Alytaus ginklų atstovas galėjo per medžioklę sufilmuoti, ir ką jūs galite įsivaizduoti, mešką. Labai gražus video, galima sakyti, kad ir medžiotojas yra saugus šituo atveju, nes sėdi aukšti bokštelyje, o gyvūnas bėga per lauką ir labai gerai galėjo jūsų filmuoti, o pats medžiotojas galėjo likti nepastebėtas ir nepajustas, nes meškos turi labai gerą irgi uoslę. Galbūt rega ne pati geriausia, bet uoslė ir girdėjimas jiems yra labai geras ir labai svarbus išgyvenimui, nes lokiai yra plėšrūnai ir jie turi ne tik valgyti žolę, uogas, grybus ar kažką kitą, bet irgi galėti sumedžioti kažkokią mėsą. Kaip mes visi gerai žinome, tai meškos mėgsta žuvis. Pas mus lašišos upytės irgi yra kažkokios, tai turbūt tas meškas, kas jau lakstosi Lietuvoje, jau gyvena čia ir veisiasi, kaip mums yra žinoma, nes jeigu atsimenu, metų pradžioje vienam Lietuvos miškininkui pavyko sufilmuoti visiškai mažą meškiuką, kas reiškia, kad jis turėtų būti gimęs Lietuvoje. Tai reiškia ir lokiai surastas lašišų upės ir žinos, kur galima maitintis, kaip Aliaskoje ar Kanadoje ar šiaurėje kažkur. Tai meška turi turėti gerą uoslę, gerą regą ir jį gali sumedžioti irgi kažkokią elnių rūšies gyvūną, nes lokiai bėga labai greitai. Rudasis lokys gali bėgti 60 km/h greičiu. Tai pavyti elnią arba stirną arba šerną, jam jokių problemų nėra, tai su žmonėmis irgi nebūtų klausimo, bet šituo atveju Alytaus ginklų atstovas sėdėjo bokštelyje ir buvo visiškai saugus ir galėjo gražiai sufilmuoti bėgantį lokį. Gražus vaizdas, tikrai džiugu, kad mūsų gamtoje yra toks plėšrūnas. Antra naujiena irgi apie lokius, visiškai stebinanti galbūt, bet jau šiais metais irgi įprasta iš vienos pusės. Žodžiu, miške gyvūnų viliojimo vietoje atėjo lokys, pagal išvaizdą atrodo, kad tai yra pakankamai jaunas gyvūnas, o kaip nustatyti, daugelis iš medžiotojų sako, o kaip jūs žinote, kokio amžiaus tas gyvūnas yra? Aišku, visiškai tikslai negalima pasakyti iš nuotraukos arba iš vaizdo įrašo, bet reikia atžvelgti į keletą tokių faktorių. Lokys išeina iš šeimos, kada jis yra 2-3 metų amžiaus. Jie gyveno su mama, lokiukai gyveno su mama nuo pirmųjų metų, kad jie gimsta žiemos hibernacijos metu. Kartais net patelė net nežino, kad jie pagimdė lokiukus ir paskui yra nustebinta. Tikrai tai yra faktas mokslinis. Ir jaunos patelės neretai palieka savo jauniklius būtent šitos priežasties dėl, kad jos gimdė miegojant ir kada pasibunda, net nežino, kad turi kažkokius palikonius ir gali palikti jos savo guolyje ir išeiti kažkur ir net pamiršti, kad reikia rūpintis. Tai jaunos patelės, bet suaugusios, aišku, rūpinasi savo jaunikliais ir veda jūs ir saugo nuo patinų, nuo kitų lokių, nes patinai gali būti labai agresyvus ir užpulti patelę ir nužudyti lokiukus, kito patino lokiukus, kaip jis galvoja, kad galėtų palikti savo tokią palikimą, porotis su šitą patelę, todėl jis gali nužudyti. Ir todėl patelės yra labai atsargios ir eina toli nuo savo guolio, kad išsaugotų savo jauniklius. Ir jaunikliai lieka su patelė 2-3 metus, 3 ne, bet 2 metus tikrai. Ir paskui jau išeina. Ir tokie jauni lokiai pradeda ieškoti savo naujų teritorijų, kur gyventi, kur maitintis, kur saugiai galima praleisti laiką per žiemą, pavyzdžiui, hibernacijos teritoriją kažkokią. Lokiai keliauja toliau nei briedžiai. Jie turi labai didelį gyvenimo teritoriją ir jeigu mes dabar labai dažnai matom tokių pranešimų apie lokius gyvūnų viliojimo vietose ir pagrindė tai yra jauni gyvūnai.
Pažiūrėkite, Rokiškio rajone ten buvo 3 pranešimai netoli vienas nuo kito, kur 2 lokiai maitinasi gyvūnų viliojimo vietose. Ir irgi jie atrodo vienodo amžiaus, vienodo dydžiaus. Ir tai, ką aš pasakojau prieš to, apie tai, kad lokiai gyvena 2-3 metus su savo mama, irgi, kaip galima sakyti, yra matoma šiuose pranešimuose. Ir Kupiškio rajone, ir dabar šitas naujas pranešimas Anykščių rajone, kur irgi lokys yra pamatytas gyvūnų viliojimo vietoje ir miško kamera jį nufotografavo ir nufilmavo, tai irgi vienodo dydžio, vienodos išvaizdos lokiai. Jie yra nelabai storus, galima sakyti kūdį, turi didelį galvą, mažą galvą ir didelis ausis. Pagal tai galima apytiksliai suprasti, kokio amžiaus lokys yra. Kuo jis senesnis, tuo galva atrodo didesnė, ausis mažesnis. Ausis pagrinde netampa mažesnis, galva auga. Todėl galima čia pažiūrėti į šitą video įrašą ir pamatyti, kad tai yra pakankamai jaunas lokys, galbūt 3 metai, galbūt jis nesenai keliauja ir ieško savo gyvenimo vietos. Bet kas yra įdomu apie šitą naujieną, kad ją pasidalino Anykščių rajono meras Kęstutis Tubis. Jis yra paviešinęs šitą video įrašą savo profilyje Facebook'e ir paskui šitą naujieną pateko į agrobitė.lt portalą. Tai labai įdomu, naujiena yra trumpi. Atėjo lokys, pasivaišinė ir išėjo. Viskas. Bet tai yra dar vienas atvejis, kada yra nustatytas lokių buvimas Lietuvoje. Ir dar vienas įrodymas, kad jų pas mus yra. Būtų labai įdomu paskaičiuoti tuos lokius, bet tada reikia labai daug lėšų ir personalo įtraukimą, mokslininkų, kažkokių tyrinėtojų, specialistų, gyvūnų gaudymų specialistų, kad galėtų pagauti tuos lokius, jaunus lokius, uždėti jiem antkaklės ir pažiūrėti, kur jie eina, kur jie gyvena. Būtų labai įdomu pažiūrėti, kokia yra lokių migracija. Tikrai. Tai va, 2 naujienas apie lokius, o kita visiškai švieži naujiena yra apie elnią. Ir tai nepaprastas kažkoks toks elnis, bet tai yra vienas iš tų elnių, kas mėgsta keliauti. Ir šitą kartą jis atkeliavo net iki Klaipėdos. Klaipėdos mieste, tarp gyvenamųjų namų, tarp mašinų, žmonių ir vaikų vežimėliuose yra sufilmuotas elnis. Ir net šioks toks, bet labai gražus elnis, labai geras, trofėjinis toks patinas. Ir jis ramiai eina tarp gyvenamųjų namų, per kažkokias žolės, per parkus kažkokius, ten eina, žmonės jį filmuoja, o jis savo kažkur eina. Tai visi mes gerai žinome, medžiotojai, ir gamtos mylėtojai, aišku, irgi žino, ir tie, kas gyvena šalia miško ir girdi kas naktį, tą baubimą labai gerai žino, kad rugsėjis yra elnių rujos metas. Ir elniai galvoja patinai tik apie tai, kaip surasti savo patelės, kaip surasti naują teritoriją, kad įsitikintų, kad jo palikoniai bus ir kad jis suras savo haremą ir galės palikti savo genetišką tokią materialą naujose kartose, kad būtų elniukai su jo genetiniu materialu. Ir jis ieško naujų teritorijų ir eina per miestą. Kodėl jis eina per miestą, tai kitas klausimas. Daugelis iš mūsų yra matę video įrašus iš Kanados, iš Aliaskos pavyzdžiui, kur vapyti. Vapyti tai yra panašus į elnią gyvūnas, truputį, žymiai didesnis, galima sakyti, ragai, sapnas, kokie ragai, tai tikrai norėtų vapyti sumedžioti, tikrai didelis tas trofėjus yra, ragai yra žymiai didesni nei elnio ir pats gyvūnas yra toks aukštesnis, stambesnis ir balsą turi kitokią. Vapytis turi kitokį balsą. Pas mus yra YouTube kanale vienas video įrašas, kur aš turėdama tokią vilioklį bandau mikždžiuoti vapyti balsą ir man tas garsas toks, žinote, kaip sapnas kažkoks traukia mane į tą šiaurę, norėtų aš tą vapyti sumedžioti. Tai va, yra daug tokių video įrašų.
įprastai tai iš Aliaskos arba Kanados, kur vapyti eina per miestą. Per kelią, tarp mašinų, lėtai sau ramiai eina kažkur savo keliu, ieško kažkokių savo tikslų, siekia ir eina. Ir briedžiai taip pat yra sufilmuoti miestuose, tarp mašinų, šalia gyvenamųjų namų, kiemuose, ten net mūšiai rujos metu vyksta net gyventojų kiemuose tarp vazonų su gėlėmis ir šunų voljerų. Ir tai ten yra įprastas dalykas. Kodėl? Turbūt todėl, kad ten populiacija yra pakankamai didelė šitų gyvūnų, ir vapytį, ir briedžių kanadinių. Tai galbūt ir pas mus atėjo toks laikas, kada elnių populiacija yra tokio dydžio, kad elniai visiškai nebijo žmonių. Ir kodėl taip gali atsitikti? Kuo daugiau yra gyvūnų, tuo procentiškai daugiau yra tokių egzempliorių, kas nebijo žmogaus, net todėl, kad nežino, kas yra žmogus. Niekada neturėjo kažkokio susidūrimo su žmonėmis, nežino, kas yra medžioklė, todėl, kad yra procentiškai labai daug galimybių tokių. Jeigu gyvūnų yra, kaip pas mus, dabar pagal paskutinius duomenys yra apie 70 000 elnių, šiais metais aplinkos ministerijos duomeniuose pasirodė toks pakeitimas ir briedžių populiacija parodyta mažesnė apskaitos duomenyse, ir elnių populiacija mažesnė, stirnų populiacija, atrodo, kad ir bėbro sumažėjo, ir šernų sumažėjo, kaip yra parodyta medžiotojų apskaitų rezultatuose. Tai va, pas mus dabar yra 70 000 elnių, tai yra pakankamai daug. Jeigu mes pažiūrėtų į ūkinių laukų teritorijas, į sodybų, kaimo teritorijų dydį ir išvis urbanizuotą teritoriją, tai gamtos lieka, kiek lieka. Tai jeigu elnių yra pakankamai daug, ir yra tokių egzempliorių, kas nebijo žmogaus, tai jie ir eina kur nori, ir taip gali atkeliauti į miestą. Ir aišku, visiems buvo džiugu filmuoti, žiūrėti tokį gražį gyvūną, ragai nuostabus, tikrai nuostabus ragai. Labai gerai, kad niekas iš žmonių nebandė artintis, maitinti arba paglostyti elnią. Labai gerai, kad tiek daug žmonės suvokė, kad tai yra pavojingas gyvūnas, nes tikrai jis yra pavojingas, ypač rujos metu, jis gali supainioti žmogų su savo konkurentą, ir tada, aš bijau pasakyti, kokios galėtų būti pasekmės, bet ten ragai tokie dideli, kad galvoju, jis ir savo elnę konkurentą gali nužudyti, nekalbant apie žmogų. Tai labai gerai, kad niekas nebandė artintis, ir tas elnis praėjo ir paliko tik po savęs šitos video įrašus gražus, nuostabus. Bet komentaruose žmonės rašo, kad galėtų būti, kad tai yra iš aptvaro paleistas ar iš kažkaip pabėgęs elnis, ir todėl jis nebijo žmonių, ir taip ramiai keliauja per miestą, per gatvės tarp namų, ir nebijo nė vieno žmogaus. Galbūt ir taip. Galbūt jis iš kažkur pabėgęs, bet atrodo, kad pagal video įrašą jis neturi krotalijos ausyje, nėra pažymėtas, kad tai yra aptvarinis gyvūnus, nes aptvaruose gyvenantys elniai turi būti pažymėti, registruoti, ir viskas turi būti dokumentuose įrašyta. Tai va, toks įdomus atvejis, labai įdomus, tikrai gražus gyvūnas, ir žiūri į ją, man atrodo, kiekvienas medžiotojas taip galvoja, žiūri į tą elnę ir galvoja, aš sėdžiu miške 2 savaitės, laukiu tą elnę per rują. Kas nors galbūt moka ir pakviesti tą elnę per rują, ir ateina tik selekcinį, arba išvis nieko nepamatei, o čia per Klaipėdą eina saulė ramiai. Ir toks auksinis, man atrodo, elnis. Aš ne ekspertė, bet man tikrai atrodo, kad tai auksinis trofėjas. Ir vat, kur reikia elnių ieškoti, Klaipėdoje. Tai ačiū visiems, kas pasidalino įrašomis, nes yra keletą tokių įrašų su tą elnį Klaipėdoje. Labai gražu, įdomu ir nuostabu, ir galbūt ne pirmas, ir galbūt ne paskutinis atvejis toks, kada elnis eina per miestą, arba briedis, pavyzdžiui, briedžiai labai dažnai yra kažkur Palangoje, pavyzdžiui, arba Rusnėje, manau, turėtų būti tokiu atveju, kad briedžiai eina per miestą. Tai gražu, turim gamtą, ir gamta ateina į miestus, ne tik žmogus ateina į gamtą ir ten pastato savo namus arba kelius, bet ir gyvūnai ateina pas mus į miestą. Labai gražus video, ačiū visiems, kas pasidalijo, ir
medžiotojų būreliai Medėna, man atrodo, jeigu teisingai atsimenu, irgi pasidalijo šitą įrašą, labai faina, tikrai gražu. Na ir pabaigai noriu įdėti vieną tokią video įrašą, net nežinau, iš kur jis yra, bet pirmą kartą pamačiau tą irgi kažkur Facebook'e ir pirmas kartas manęs nustebino, tai yra garsas. Tai pasiklausykite, pažiūrėkite, malonus toks fainas video įrašas, kur meškeriotojas sėdi krašte, prie upės galbūt kažkokios ir pas ją ateina žebenkštis su savo mažyliais. Tikrai malonus toks gyvūnas ir kaip jie šneka tarpusavyje, net nežinojau, kad jie taip kalba vienas su kita. Ir labai gražus toks video, kaip mama su savo mažyliais praeina ir gerai, kad žmogus jam pavyko sufilmuoti gyvūnėlius, kad pasidalintų, kad mes pamatytų, kokios yra šitie, kaip atrodo šitie kiauninių gyvūnų šeimos gyvūnėliai. Ir viskas. Miško naujienos pasibaigė šitą kartą. Man atrodo labai įdomios tokios gamtos naujienos. Ateina meškos Lietuva, ateina elniai į miestus ir mes turim kažkaip su tai sugyventi. Išmokti elgtis teisingai šalia tokių didžiulių ir pavojingų gyvūnų, žinoti, ką daryti, jeigu susitiksim. Apie tai galite skaityti mūsų portale žurnalas medžioklė.lt, na ir visur kitur yra labai daug dabar informacijos, kaip elgtis, ką daryti, o ką nedaryti, jeigu susitiksite mešką. Apie elnius kol kas nerašo, bet ką galiu pasakyti, negazdinkit, nemaitinkit, nemeskit į elnę kažkokius daiktus, nebandykit jį glostyti arba kažkaip vytis tą elnę, nes galite nukentėti. Tai yra laukinis gyvūnus ir labai pavojingas. Briedis yra dar pavojingesnis, bet su elniais irgi juokauti nereikia. Nu, va taip. Ačiū, kad žiūrėjote, pasidalinkite video įrašami, būtinai paspauskite like mūsų YouTube kanalui žurnalas Medžioklė, būkite kartu su mumis ir pats svarbiausias, prenumeruokite žurnalą Medžioklė bent kada norite per portalą prenumeruoti.lt.